Žodžiu, aš visgi dabar nesuprantu esmės. Daktarė, tada, kai šnekėjo klėdėja man, Eidena ir mano, kad namų mokymą tvarkyti, reiktų neurologą ir psichologą, kai puikiai aiškiai išsiaiškinau tikrai, kad užtenk šeimos daktarės, visų jo išrašų jis yra buvęs ir taip toliau visur, ir jo ligos istorijas, tai žodžiu, daktarė, aš toj tave atakuosiu, brangioji. Jeigu ar tu nežinai, ar tu nesitvarkiusi namų mokymo, tikiuosi yra taip. Ar tu čia kažką negero susijusi. Nes jų Gerdutė sakė, kad ir iš butą pasirengus mane išmeš šeimininkai, jeigu girdit, tikiuosi elgsitės teisiškai ir nesiūsit kažkokių mafijų. Ir tikiuosi policija, tiksliau mafija neteis apsirengus kaip policija, nes aš nieką nepadariau, nekviečiau nieką ir dabar bijosiu leisti policiją, nes mane grobė. Įdomu, kom čia baigsis. Omlet. Su mėsink. Tai va, ką aš ir norėjau pasakyti, atakuosim, tiksliau aš tik ginuos, viską, ką privertė daryti, aš tik gyniaus. Ir taip, kad sukurti feiką reikia tą netikrą žinutę Gerdos, reikia kompiuterių, hakerių, taip toliau aš net jokio kompo neturiu. Ir jo labiau aš ne hakerė. Aš namų šeimininkė. Virėja. Aš virėja. Kokia aš hakerė? Ane, Danukai? A tu hakeris? Tai va, Gerda turbūt ar girta buvo, ar psichozės apimta, nes jinai elgės nenormaliai prie manęs, priekabiau, persiekė taip toliau, ištisau kiek laiką ir parašė tą žinutę ir viską. Žodžiu, mes nemniukus darom, ir aš eisiu atakuo daktaris. Gerai, iki. Pasirodė, ką valgai omletą. Omletą.